Išbandžiau daug fotografijos rūšių iš tiesų ir vienokią, ir mados fotografiją, ir reportažinę fotografiją, ir daiktų, objektų. Bet kažkaip pajutau tą vestuvių malonumą, tą tokį šventišką nuotaiką, jaunųjų gražumą. Ir tu visą laiką ateini, žinai, kad esi laukiamas, kad tavo atėjimui pasiruošta, kad žmonės visi nuotaikingi, nes tai yra graži šventė. Kartu renkamės, žiūrim pagal lokaciją, kur kas yra. Dar jie pasako, ar jie nori miesto, ar gamtos nori, ar nori romantikos, ar modernaus kažkokio požiūrio. Ir tada, bet kartu mes turim tą daryti. Aš aišku tada siūlau, jie pasako, ko jie nori, aš tada siūlau kažkokius variantus. Bet tokią tendenciją pastebėjau, kad nori tų modernesnių miesto fotosesijų. Nori šiek tiek stilingesnių, kažkokį prašo fotografo stiliaus patarimų, galbūt kažkokių tų stilistinių nuotraukų, kurios yra šiek tiek parežisuojamos, tokių šiek tiek su mados dar susijusių tokių prašymų tai atsiranda. Aš darau labai ryškią tą juodai baltų nuotraukų klasikinių liniją. Mano fotosesijos būna, aišku, spalvotos ir reportažinių nuotraukų ir įvairių būna, bet šalia jų visą laiką dar yra kažkelinta nuotrauka tos klasikinės ir būtinai moters labai ryškaus portreto vestuvių fotografijoje, tos jaunosios portretinės nuotraukos. Visą laiką yra mano gyvenime kažkoks kuriamas siužetas, nuo pradžios ten kulminacija pabaiga. Taip, tik tai perėjau į kitą formą, į vizualią formą. Dabar jinai persikelia į fotografiją, irgi pas mane yra kuriama pradžia, visas ta eiga, kulminacija ir pabaiga. Tai matyt, aš lieku vis dar dirbu prie istorijų. Tik keičiasi jos formas. Negali žinoti, kokią formą dar pasirinksiu kažkada.